Ar sunku įsivaizduoti savo ateities aš? Mokslas teigia, kad tai beveik neįmanoma. Tai, ką tu dabar darai, tai tikrai labai turės daug įtakos rytoj ar po ryt ar po 10 metų. Aš visai laukiu ateities, man įdomu pamatyti, kas bus. Aš džiaugiuosi labai būdamas dabar, kur esu, bet ir nebijau to, kas bus. Tai aš irgi kvestionuoju save, kad galbūt aš dabar turiu tokią alerginę reakciją nuo to, ką matau, nes man tas nepatinka ir aš puikiai suprantu, ką reikėtų keisti. Mes atlikome eksperimentą, kuriame 3 žmonėms suteikėme galimybę susitikti su savimi po 20 metų. Tai padėjo jiems suprasti, kaip šiandienos pasirinkimai ir gyvenimo būdas paveiks jų ateitį. Įdomu iš tikrųjų pažiūrėti, kas bus, ką pamatysim. Aš tai norėčiau bent jau ateitį tiesiog dantis visus turėti, nebūti benamis. Kaip dabar, tik tai vyresnis. Man dabar gerai kaip yra. Su barzda? Žiūrėk, dėl tos barzdos. Man visi sako, kad dar gali pradėti augti. O kada tau pradėjo augti barzda? Anksti. O kada tau, Agne, pradėjo barzda? Nežinau, dar irgi aš tam pačiam, on the same page kaip ir tu. Gali būti, kad pradėsim keisti savo gyvenimą po šitą sakystatą su avatarais. Jo, jeigu tiesiog mano avataras kalėjime sėdi, va čia manau, kad būtų irgi labai atveriančias. Ekspertų komanda, susidedanti iš fizinės, psichinės ir finansinės sveikatos specialistų, atliko išsamų jų dabartinio gyvenimo būdo tyrimą, kad nuspėtų jų ateitį po 20 metų. Man labiausiai patiko su psichologija pasikalbėti. Nu, Janas, ten buvo 2 valandas. Nu tai taip, nes mes su jie pajautėm kažkokį ryšį. Nes tiesiog taupy 5 eurų konsultaciją. Ne, aš neįsiu, aš labai nenoriu. Man kai nemokamai sako, man geriau negu jeigu aš pavau pinigus už tai. Psichologiškai tu stiprus? Man sakė, kad aš normalus. Kitais žodžiais, turbūt kitais žodžiais, bet pasakė, kad su manim viskas gerai. Aš užtrukau, nes aš kartais nueinu pas psichologą, gal dėl to. Ai. Bet tu atvirai nebuvai ar buvai atvira? Nu, aš buvau atvira, bet aš labai skeptiška. Pasitelkus dirbtinį intelektą ir specialiuosius efektus, surinkti duomenys buvo panaudoti, kuriant mūsų dalyvių avatarus. Šie avatarai jiems perdavė žinutę iš ateities, primindami apie tai, kaip svarbu atkreipti dėmesį į savo gyvenimą jau dabar. Ne, bet tikrai pamatysim, kad laikas dar greičiau bėga, nes tikrai aš jau būsiu realiai kaip senelis parodytas. Kem 2? Nu, bus... Tai man bus kem 2? Man bus tiek, kiek tau dabar. Taip. Tu man į vaikus tinki. Labai dar gerai, tiek čia prasme. Sėkmės, sėkmės. Aš tau linkiu, kad pamačius tau dar labiau būtų įkvėpimo gyventi. Susimatysim vėliau. Gerai. Labai puikiai pasakyta. Neslėpsiu, man sekasi gerai ir net labai gerai. Mano talentas planuoti ir investuoti pasiteisino su kaupu. Finansinė laisvė leido man daug keliauti, investuoti savo laiką į savanorystę, prisidėti prie laikomų vietų bendruomenės veiklų ar netgi palepinti save viena kita verslo avantiūra. Bet tikrai ne viskas taip čia sklandžiai pas mane visą laiką vyko. Mano nuotykių kupinas gyvenimas nusėtas stipriais vakarėliais. Slepia ir gilesnius išgyvenimus, žinok, mano psichologinės kovos su savimi ir toliau liko inirtingos. Aš jaučiuosi įdomiai, aš manau, kad aš būsiu gražesnė, nes tai, ką mačiau vizualiai, atrodo kaip močiutė. O kaip, pavyzdžiui, tu daug galvoji apie ateitį? Nu, žinok, stengiuosi negalvot per daug. Aš dažniau apie mirtį pagalvoju. Ja? Ačiū labai. Sėkmės ir darbas. Ačiū labai. Mano meilės reikalai panašus į šachmatus. Kiekvienas įimas yra arba laimėjimas, arba pamoka. Tai kad šitas žaidimas reikalauja daug kantrybės ir praktikos, tai neslėpsiu. Bet šiaip nusprendžiau čia susiimti, noriu dėl šeimos, noriu jaudintis dėl jos, o ne dėl to, kad jos nepirkau. Kalbant apie konfliktus, maniau, kad aš toks, žinai, taikos balandis. O pasirodė tiesiog labai gabus po akimu viską sušluoti. Nu? Jaudinai? Jauti? Biški, žinok, užpompavo man, užpompavo tikrai. Gerai, o tai ką sakė? Kaip tu atrodai? Aš tai norėčiau pamatyti tave. Atrodžiau kaip kažkoks vyrus. Aš taip...
stovėdamas čia, noriu pasidalinti dalele išminties su tavimi. Visada buvau įsitikinęs, kad pragyventi pinigų man nepritruks ir kol kas neklydau. Nors ir šiandien dažnai sėdžiu arti nulio. Išsimokėjau mūsų buto paskolą vos per 10 metų. Gyventi tapo išties lengviau. Sakiau, Agnė, atrodau blogiau negu tu dabar, bet neblogai. Vis tiek neblogai. Bet jūs manęs nematėte, kaip ir aš. Ne, aš labai norėčiau pamatyti. Aha. Fiziškai, nusitę kartą, kai iš tikrųjų nuėjau sporto salę, absoliučiai pasteisinu. Esu geriausios formos, plaukai vis dar kelia pavydą šampūnų reklamos. Tas kraujospūdis sukilęs, kad priaugusios svorios, beje, tu priaugęs ar ne? Šiek tiek yra, bet ten, kadangi krito taip lengvai, tai nesimato. Pradėk branginti savo draugystės dabar. Išmok valdyti savo pinigus bent truputį, kad išvengtum tų ateities rūpesčių. Jo akis šypsojosi, jis jautėsi visai smagiai, fainai. Ir vat toks noras tą tokį išlaikyti, tokį jausmą gerą, vat tokį, kad gyveni. Man vienas dalykas, kuris labai įstrigo, kad aš kemenu vis dar neturiu šeimos. Nes tu visada ieškosi tas vienintelės. Jo, tai man atrodo, kad reikia, žinai, jeigu turi gerai, neieško geriau ir tiesiog džiaugtis šiai akimirką, čia ir dabar turbūt. Tai va aš šitą išsinešiau. Gyvenimą kasdien, tyrinėk ir niekada nesustok mokytis. Tai yra tai, kas išlaikys tave žvalę ir padės klestėti. Emocinės bėdos neišsispręs, jei neskirsi joms dėmesio ir darbo. Tad gyvenk sąmoningiau, mylėk šiek tiek giliau ir gal kartais atsisakyk to papildomo gabalėlio picos. Tai va, mano tema. Po 20 metų aš nesu senas, tiesiog gerai subrendęs. Tavo gyvybingi ateinantis dešimtmečiai prasideda šiandien. Tu susitvarkysi, moterie. Linkėjimai į ateitį. Jeigu ateitis bent pusė tokia nuostabi, kaip dabar mačiau, tai aš manau, kad bus viskas labai labai super. Wow. Net jei šiuo metu tuo netiki, išdrįs keistis, nes dideli dalykai gimsta iš mažų pokyčių susijungiančių į bendrą visumą. Ateitis tavo rankose. Luminor.